taip, sporto.tv.lt tinklalapis. Ir šitas ketvirtas toliau sprendžia tarpusavio reikalus, kas kurią vietą užims. Žalgiris, jeigu šiandien viskas Butkevičius, Marijo Delašas, Džefas Futas ir Mindaugas Kuzmickas, Prienų komandų penketukas taip pat rikiuojasi aikštėje. Artūras Valeika, Artūras Milaknis, Gintaras Kadžiulis, Simas Anderis Vene ir Arnas Labuckas. Sveikinasi tarpusavyje krepšininkai, sveikinasi jie ir su rungtynių arbitrais. Šioms rungtynėms teisėjauja Romualdas Brazauskas, Andrius Maleckas ir Artūras Šukys. O mačo svarba yra didžiulė, bet apie ją šiandien mes turėsime laiko pasikalbėti, dėl to, kad ne vienai komandai mačas yra svarbus ir visą tą matematiką supasakoti čia tikrai reikia laiko. Atkovoja pirmąjį kamuolį šiose rungtynėse aikštelės šeimininkai ir Gintaras Kadžiulis su kamuoliu. Abi ekipos turi nuostolių prieš šias rungtynes. Kauno Žalgirio gretose šiandien greičiausiai neišvysime Oliverio Lafaito, kuris nors ir apšilinėja kartu su komanda, bet yra patyręs nedidelę traumą. Virginijus Šeškus po rungtynių su Ventspiliu sakė, kad į tą atsakomąjį mačą Latvijoje jo komanda vyks pernelyg nesiplėšyti. Na, sakė, kad kovosime, bet pergalė nebus tokia mirtinai reikalinga, kaip nebelieka tokios didelės motyvacijos krepšininkų veiduose, trūksta jau ir energijos bei nusiteikimo. Ir faktas, kad toks rungtynėse su Žalgiriu Virginijus Šeškus dar prieš dvikovą su Žalgiriu likus vienerioms rungtynėms įskyrė būtent šį mačą, sakydamas, kad čia Prienuose reikės pademonstruoti patį geriausią krepšinį, pirmiausiai žinant, kiek žmonių susirinks stebėti tokią dvikovą. Artūras Milaknis ne kartą teko komentuoti rungtynės čia Prienuose ir turiu pripažinti, kad ne tik krepšininkai, bet ir gerbėjai yra maksimaliai nusiteikę. Taip dar nelabai teko matyti jų skanduojančių ir užsivedusių tiek puolime, tiek ir gynyboje. Krepšininkai atrodo taip pat nestokoja ambicijų. Artūras Valeika nusipelnė atgimimo, jo labiau, kad šitas krepšininkas patyręs įžaidėjas yra atakuojančio gynėjo pozicijoje galintis žaisti krepšininkas, gali pridaryti problemų bet kam. Jis tą per savo karjerą yra įrodęs gausybėje klubų ir užsienyje ir Lietuvoje rungtyniavo krepšininkai. Jis nesilaiko naujai Lietuvos ir dėl Šaitan ir mažina atsiliekimą iki 4. Adas Juškevičius. Triukšmas čia Prienuose. Delašas praranda kamuolį, permetamas kamuolį Robertui Jokokui. Ta klaida galėjo būti ir dar anksčiau, nes užspaustas nepasižymi, o jo tritaškiai pirmajame kėlinyje ir apskritai rungtynių pradžioje buvo tiesiog pribloškiantis elementas Kauno Žalgiriui. Būtent tada, kada sekėsi Milakniui, sekėsi ir Prienų ekipai kontroliuoti įvykius čia. Arnas Labuckas, Žalgirio mentalitetas yra kitas. Žalgiris į Eurolygos rungtynės, nesvarbu, kur jos vyksta, Barcelonoje ar Taline, ar bet kur kitur vyksta tik tai nugalėti. Artūras Valeika kala kamuolį iš viršaus. Daugiausiai taškų pelnė Adas Juškevičius, 9 po 5 surinko Donny Magrafas ir Marko Popovičius bei Rimantas Kaukenas. Čia po krepšiu 4 yra jų sąskaitoje iš viso antroje rungtynių dalyje. Džefas Futas pelno savo. Adas Juškevičius, Džefas Futas, Marijo Delašas, Vytenis Mitkevičius ir Kuzė pradėjo trečiąjį kėlinį Žalgirio ekipoje. Kuzminskas iš toli buvo apie Lafaetą, šiandien negali rungtyniauti dėl traumelės. Jo komandai, bent jau žiūrint į Juškevičiaus pasirodymą, nestinga. Pataiko. Tiklumas baigėsi taškai su pražanga. Valeika pelnė 4 taškus šiandien, galimybė surinkti 5. rezultatyvų perdavimą. Kaukenas pelno jau 7 savo tašką. Labuckas čia, Orelikas ima kamuolį, kuris paprašė Žonas Plazas, Žalgirio treneris pasikeitimų nėra. Marko Popovičius čia liftoko užtvarą, Popas ieško kam galėtų atidėti kamuolį, Kaukenas padalinė linija, Koržas blokuoja, jo metu tiksliau liečia tą kamuolį. Vieną minę Prienuose. Valeika. Valeikos perdavimas Milakniui. Krepšininkų pelnančių taškų ir traukiančių ekipą trūksta. Taip pat pats Gediminas Orelikas. Vidutiniškai renka po 20 taškų Lietuvos krepšinio lygoje. Šiandien jo sąskaitoje tik 5. Čia baigėsi atakai skirtas laikas. Ir beprotiškas triukšmas. 5 sekundės. Juškevičius meta. Nepataiko. Valeika ima kamuolį. Tie patys 7 taškai lieka. Žvilgčioja tai į rungtynių arbitrą. Tai į savo krepšininkus. Artūras Milaknis čia atsilaisvina nuo varžovo gynybos. Nepataiko. Ima kamuolį Valeika. Meta kamuolį.